Žaidimas turgus yra skirtas susipažinti su laiko, svorio, tūrio, ilgio matavimo vienetais bei lavinti gebėjimą, skaičiavimo gebėjimus, įvairių veiksmų atlikimą, susipažinimą su pinigais. Tai ganėtinai kompleksinis žaidimas, todėl kiekvieno etapo kortelės yra skirtingo sudėtingumo lygio, todėl naudinga žaidėjams pradėti žaisti nuo pirmo ir eigoje, tobulėjant, galima jau eiti prie sudėtingesnių lygių. Taigi, pirmiausia, kiekvienas žaidėjas žaidžia 4 žaidėjai, 4 pardavėjai, kitaip tariant, kurie atsisėda prie skirtingų prekystalių. Tai yra vienas daiktų, kitas sveriamų ir pilstomų produktų, medžiagų ir paslaugų pardavėjas gali būti. Moderatorius atlieka pirkėjo funkciją ir taip moderuoja žaidimą. Taigi, nuo ko prasideda žaidimas? Kai žaidėjas išsirinko, ką norės pardavinėti ir atsisėdo prie savo pardavinėjimų produktų, moderatorius traukia kainų kortelę, kuri galios šiame rate. Tai parašyta kiekvieno produkto kaina ir ateina pirkėjas, traukiama pirkėjo kortelė, ją pasidedam ir štai sako, kad senutė atėjo ir pirko 1 grėblį, 5 kg bulvių, 3 metrus šilkinio milo ir 2 valandas masažų ir turėjo 77 eurus. Tai čia iš karto galima padėti tą sumą, kurią turi atėjęs pirkėjas, tai 77 eurai. Ir tuomet kiekvienas pardavėjas turi paskaičiuoti, kiek kainuos tiek produktų, kiek perka, bei atiduoti tiek pirkėjui. Pirkėjas arba moderatorius gali prašyti nuolaidos, nusidėrėjimo ir tuomet meta kauliuką. Jeigu lyginis, tai reiškia, kad trauksime nuolaidų kortelę ir visos kainos bus mums su nuolaida. Jeigu nelyginis, netrauksime. Tai kadangi matome, kad štai tokiam kiekiui visko susipirkti gali pinigų ir neužtekti, tikrai ridename kauliuką, gauname nelyginį skaičių, tai reiškia, nesiderėsime. Vadinasi, visko nusipirkti nepavyks, tai kuris žaidėjas apskaičiuos teisingai pirmiau, iš to ir pirksime. Tai dabar nusiderėjimo netraukime, bet galiu parodyti, kad štai būtų, kad nuo kiekvieno daikto tiesiog atsirastų nuolaida. Ir tada gautųsi, kad pigiau kainuotų. Dabar nusiderėjimo nebus, bet galima sužaisti. Tai, sakykime, perkame 1 grėblį, 1 daiktą, pagal mastelį taip ir yra, čia yra 1 grėblį simbolizuoja ir tai kainuoja 21 eurą. Tai sumoka pardavėjai, pardavėjas duoda 1 eurą. Žaidimo pradžioje galima turėti kažkokį banką grąžoms atiduoti, arba galima tiesiog jau vėliau, kai užsidirbi pirmus pinigus, iš jų atidarinėti grąžą, tai štai greblys senutei, tada jinai perka 5 kg bulvių, šį kartą sveriami produktai sveria po 10 eurų už kilogramą, tai pakankamai brangios bulvės. 1 kilogramas pas mus yra didysis kvadratas simbolizuotai. Štai 5 kilogramus, 3, 4, 5 atsveria sveriamų produktų pardavėjas ir tai kainuoja 5 x 10, 50 eurų. Perka 50 eurų, už 50 eurų ir įsideda savo senutę, nusipirko. Dabar 3 metrai šilkinio milo kainuotų 30 eurų, bet jau tiek nebeišeis nusipirkti. Ir 2 valandos masažo irgi už 11 eurų dėja nesugaus, nes yra likę tik 6 eurai. Tai jau iš šitų 2 pardavėjų nebeperka. Tuomet išeina šitas pirkėjas su savo nusipirktais produktais ir pinigais ir mes tęsiame žaidimą toliau, tai yra verčiame kitą pirkėją, skaičiuojame kitas kainas taip pat, nes šitos kainos jau praėjo, skaičiuojame
kiek dabar viskas kainuotų, mokame ir perkame.